ramybė. Kad Afrika yra tokia padėti ir tiek reiškia yra, visa tai yra žiauraus globalino vakarinių tautų kolonialistų reiškia pasekmė. Aš manau, jeigu kas norėtų ir šitie gilintis labiau, dėl ko šitie konfliktai, dėl ko šitos baisės manipulacijos, kurios kainuoja milijoną žmonių gyvybių, pasiskaityti vieną tą žodelį, coltan, C-O-L-T-A-N internete. Tuomet rašo, kas dėl šitų mineralų grobimo čia vidurinėje Afrikoje daroma. Tai Afrikos ateitis gali būti tik šviesi, jeigu tie, kurie dabar drasko ir daugumas yra mūsų kapinystės kraštai, vietoj išdraskyti tikrai nuoširdžiai padėtų. Nesu šito vaidmenavo, kad čia padedam ir pačiu laiku išnaudoja. Grįžtant prie šito mineralo ten Konge, yra žinoma, kad jis yra labai brangus, dvigubai už auksą, maždaug, sakykime, $950 už vienetą, afrikietis gauna $1. Ir pat mus vieni. Tai jeigu bus šiek tiek teisingumo, tai ir Afrika gali pakilti. Šitie žmonės turi, kaip ir visi pasaulio žmonės, lygiai tas pačias teises gyventi kaip žmonės. Turėti pakankamai švaraus vandens, pakankamai maisto, galimybę savo vaikus siųsti į, sakant, išsilavinimą ir panašiai. Tai aš linkiu, kad šitas filmas prisidėtų prie šito solidarumo, ypatingai link Afrikos, kadangi kaip tik šita Afrikos vieta, šitas kraštas labiausiai nuskriaustas.